Nėra viešas. Negali būti filmuojama. Kuria, dabar gerbiamas žmogau nežinantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymę. Jūs šiandien esate tik tai dalyvis, čia yra privati kontora, nei vienas iš jūsų neturi teisės išvaryti šiandien žmogaus, jūs neturite teisės manęs išvaryti. Jums aš galiu nepatikti, jūs galite nežinoti įstatymų, kurie man leidžia čia būti, fiksuoti ir rinkti informaciją. Aš šiandien esu Galinos Šimonovič prašymu vertėjauti jai šitame posėdėje, svarstant žmogaus piktybiškai nestovaujančio ir neginančio Galinos Šimonovič interesų jūsų kontoros, jūsų įstaigos leidimu. Aš esu Laurinas Ragelskis, taip, aš Galinos Šimonovič vertėjas. Sakykite, atsiprašau, mes negalėsime vis tik tai pradėti posėdžio, kol vyks filmavimas. Kokiu pagrindu? Pateikite dokumentą, kuris yra viršesnis negu Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Pateikite nuostatą, kuri leidžia jums daryti šitą patį privačioje. Čia nėra privati įstaiga, čia yra vieša. Čia yra nevalstybinė. Čia jūs esate asociacija. Tai yra juridinis asmuo. Kas nors šiandien, kas turite kompiuterį, atsiverskite, prašom, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą. Ten yra aiškiai nurodyta, kokiais atvejais negalima rinkti informacijos, kokiais atvejais tai yra draudžiama. Visais kitais atvejais tai yra leidžiama. Jūs esate tas pats, kas prekybos centras, tas pats, kas vaikų žaidimo aikštelė. Atsiverskite Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, nes jūs pažeidžiate Galinos Šimonovič teisę turėti objektyvų liudymą apie tai, kaip vyksta jos posėdis. Čia nėra. O jūs dabar pasisakote, o jūs sakėte, kad jūs vertėjas. Taip. Aš ir vertėjausiu ir fiksuosiu, ir jau dabar tai yra fiksuojama į gyvą Facebooko profilio Laurinas Ragelskis puslapį. Ir kuo jūs ilgiau šitą cirką darysite, tuo daugiau pažeidimų bus užfiksuota. Ir visi matys, kaip dirba Lietuvos advokatų taryba, kaip veikia Lietuvos advokatūra, kuri gina nusikaltelius, kuri dengia nusikaltimus ir kuri draudžia žmonėms vykdyti savo teisės pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą. Jūsų pavardė, pasakykit man, prašom. Jūsų vardą pavardė. Jūsų pasakykit. Žmogui nelaiko nervai. Atsivertėt kas nors Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą? Atsiverskite tada advokatūros įstatymą ir nurodykit, kokiu punktu man negalima fiksuoti čia vykstančio reginio, veiksmo. Ne vieno punkto negalite nurodyti. Tai kas jūs esate? Čia jūs esate advokatai? Čia jūs atstovaujate Lietuvos teisę? Jeigu jūs nesugebate teisiškai nurodyti punkto, kuriuo aš šiandien negaliu būti ir jūsų filmuoti? Posėdėje, kuriame Galina Šimonovič kaltina advokatą Kazimierą Poplovuchiną nusikalstamų neveiklumu ir kurį jūs dengiate. Nes jau 2 skundai buvo. Pasakykit man šito žmogaus vardą. Gėda jums, Lietuvos advokatai, advokatūra. Ne vienas įstatymą taip ir neatsivertėt, bailiai. Parodykit man punktą, pagal kurį jūs čia man bandote uždrausti ir fiksuoti jūsų nusikalstamą veiklą. Iškvieskit policiją, teisingai. Jei nesugebėt susitvarkyti su įstatymais, iškvieskit policiją. Tegu policininkas paprastas paima įstatymą ir pasižiūri. Fantastika. Nu tai ką, einam. Tai gal jie dabar nueis, pasitars, pasižiūrės visuomenės informavimo įstatymą ir atneš man punktą, pagal kurį čia negalima filmuoti šito posėdžio. Aš buvau išmesta kaip sabaka iš čia. Praeitą kartą. Iš čia, iš šitos patalpos? Mane, va tas žmogus, kurisai, va dabar. Pirmas, ar ne, kuris išbėgo? Tasai labai nervuotas. Einam iš čia. Išstumė mane. Ne, palaukit, tegu išeina paskutinis advokatas. Šiandien tegu simboliškai būna, va. Advokatai bėga iš savo irštvos. Išsigandę viešumo. Palauk.
Einam pasidėsim, palauksim. Palauksim, gal pasikeis advokatų nuomonė. Tai jūs suradote Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymę punktą, pagal kurį negalima šiandien filmuoti? Neradome. Atneškite man. Negalima šitą patį. Atneškite. Pats įstatymas man leidžia čia filmuoti, o ten yra nurodyti punktai, kuriais negalima filmuoti. Jūsų vieta tenais, prašau. Jūsų vieta, o kur jūsų vieta? Jūsų vieta Sakykit savo vardą. Taip. Todėl, kad jūs praeitą kartą mane įžeidžiat. Jūs mane kiekvieną kartą įžeidžiat. Ne. Jūs kiekvieną Palaukit, čia dabar diskutuoja Galina Šimanovič. Jūs mane žeminate. Jūs mano šitus visus dalykus. Jūsų pavardė. To jau, Galina Šimanovič kalbasi su asmeniu. Šitas, matot, Kas jums nepavyko? Kas jums nepavyko? Kas jums nepavyko? Paaiškinkite. Gerai, prisistatykite. Pasakysiu tau pavardį pagal sąrašą šito asmenio. Ne, pasakykite, kas jūs. Paaiškinkite, kodėl kas nepavyko. Pasakykite, paaiškinkite, kas nepavyko. Kas posėdėje nepavyko jums? Jūs norėjote viską tyliai už uždarų durų išspręsti? Nepavyks. Ne tie laikai. Ne tie laikai. Matot kaip, šiandien dar nestumė kaip... Nu tai bijogi. Ne, suprantate, Bijo. praeitą kartą va šitas va jaunuolis, jis mūsų su 75 metų moterį varė, nu va taip stumė va čionai už durus. Jos ne institucija, o jie vaidina, kad institucija, o kada eina drausmės komitetas, tai jie normaliai, žinot, ką sako, o mes nieko negalim padaryti advokatui. Nu, nieko negalim padaryti. Ai, nu va šitaip, ar ne, kai susirenka pasvarstyti. Nu tai Mes gerai, tegu pasako tiesiai į kamerą. Tegu pasako, kad visiems prieš auditoriją, prieš publiką, kad jie nieko padaryti negali, kad jie yra čia savus dengiančių kontorą. Aš dabar surašiau sąrašą, pas mane, aš palaukit, 12 ar 13 tų advokatų jau buvo. Visi VGTP advokatai. Visi paskirti valstybė. Valstybės garantuojamos teisinės apsaugos. Ant visus, ir visi nieko Teisinė nedaro paslauga. mano byloje, nieko nedarė. Ir kada aš skundžiausi tam Ignui Vigelė, suprantat kaip, jis normaliai, viskas gerai. Reiškia, jokio analizo, ką buvo padaryta mano byloje. O aš galėjau su tokio advokato išlošti? Ar galėjau tik tai, iš mane tik galėjo viską atimti? Ne, Galina, čia klausimas ne išlošti, ne pralošti, ar jisai tinkamai vykdė savo pareigas. Va, Jie viskas. nieko nedarė. Aš dar kartą sakau, dabar parodžiau sąžiningiem lietuviam mano dokumentus. Parodžiau, reiškia paklausiau, kokie turėjo būti veiksmai. Jie sakė, jūs tapot benamė tik todėl, kad jūs advokatai. Paklausiau, kokie turėjo būti veiksmai. Jie sakė, jūs tapot benamė tik todėl, kad jūs advokatai nieko, absoliučiai nieko nedarė jūsų bylose. Nu tai todėl jie dabar ir bijo bet kokį advokatą, kad jisai bus viešai parodys, kaip jie tą advokatą dengs, kaip jie O išsukinės. šitas Paplavuchinas kiekvieną dieną gyvena prokuratūroje. Jis kiekvieną dieną. Jis kur neeisi, jis pastoviai teisme. Tai kaip jūs atstovaujate tos žmonės? Tai jeigu patikrinti iš vis jos bylos, kokius bylos jis išlošia ir kiek žmonių liko bomžai turbūt ir nuėjo į kalėjimą su tokia gynėjo. Kieno interesus atstovauja? Taip, kokius interesus jis atstovauja? Gerai, gerbiami žiūrovai, jeigu jūs žiūrite, matote, atsiliepkite, kam padėjo Kazimieras Poplovuchinas, kas gali pasakyti, kad Kazimieras Poplovuchinas tinkamai dirbo savo darbą ir jums padėjo jūsų bylose. Mums bus baisiai įdomu išgirsti. Kokią sluoksnį jis atstovauja, kokį grupuotė, kuriam jis padėjo, kokie tautoj mažumai, kam jis padeda? Man, pavyzdžiui, už ką mane užmušinėti Lietuvoje, už ką aš padariau blogo, kam? Kad Arkadijus Fredenzonas norėjo mano namą ir sklypą, čia visa mano bėda? Už šitą, už savo nusavybę mane reikia žudyti nuo 16 metų? Taip, na ką, jie tenai toliau koridoriuose sulindo kaip tarakonai savo urvus. Jie gavo visą iš mane prašymus visus, jie gali
Ką nori, tai tegul daro. Ne, Galina, jie turi padaryti posėdį, jie tame posėdį turi nurodyti, jeigu jiems nepatinka, kad čia kažkas nori filmuoti jų posėdį, jie turi nurodyti, kokiu pagrindu jie nesutinka, kad būtų filmuojama, kad būtų fiksuojama ir publikuojama. Na ir prašau, veskit, jeigu jūs esate nepasiruošę. Įsivaizduokit, teismas yra viešai, tu gali ateiti į teismą, taip, ir gali viską to matyti, žmonės gali to matyti, o šitą uždarąją, atsiprašau, kaip jo pavadinti? Čia yra asociacija, tai yra privati, tai yra vieša įstaiga, kurioje, ne valstybinė įstaiga, ne griežto režimo įstaiga, tai yra vieša vieta. Kad jie yra institucija, valdžios institucija, tu gali visur būti priimtas ir čia, čia viešas, kaip tu sakai. Taip, čia yra vieša įstaiga, juridinis asmuo, o pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, bet kokio juridinio asmens patalpose, tose, kuriuose galima patekti viešai, jos yra. Taip, juose galima laisvai rinkti informaciją visais įmanomais būdais. Tai čia šiuo atveju... Ir žinot, žmonės, aš jums paskui parodysiu, kaip žmonės skundžiasi iš Klaipėdos. Pas mane yra raštas senų žmogų, kurisai parašė rusiškai. Ir jis tą patį rašo apie advokatus, ką išdarinėja advokatas, kad žemina, neatsako į klausimus, slepiasi, meluoja, jis praranda tą savo laiką, žmogus negali save auginti. Ir tokius raštus rašo pastoviai šitai asociacijai, ir Vigelė, ir Kukaitis, visada nieko nematom blogo, įsivaizduokit, nieko nematom blogo, ir Kukaitis dar žinot, ką pasakė, buvom asmeniniam priėmime, jis pasakė, kad jokios įtakos jie negali daryti advokatams, ir jie tik žiūri etinės, ar etiškai elgėsi advokatas, ar neetiškai. Tai reiškia, ar advokatas vartoja keiksmažodžių savo kalboje, ar nevartoja keiksmažodžių? Tas melas, toksai žeminimas tų melų, čia yra Lietuvos advokatūros etiko kodekso norma. Kitaip aš negaliu suprasti. Ne, čia dar yra geriau, Galina. Čia yra kandidato į prezidentus darbo vaisiai. Būtent jisaigi vadovavo ir formavo šitą elgesį ir normas tiems advokatams, kurie nesugeba net atsiversti elementariai įstatymo prieš nosį, kad man baksteltų. Yra punktas, pagal kurį, gerbiamas Laurynai Ragelski, išjunkite kamerą ir nutraukite savo filmavimą.